Sveiki visi. Taigi šiandieną apie protą. Ar žinojai, kad didžiausias tavo gyvenime iliuzionistas yra tavo protas? Kad didžiausios baimės ir iliuzijos slypi dėžutėje, kurią sukuria mūsų protas. Pabandyk įsivaizduoti situaciją. Tiesiog įvyko kažkoks įvykis tavo gyvenime ir tavo protas iš karto tau kuria, ar ne? Kuria mintis po minties, mintis po minties, mintis po minties. Ir iš tų minčių susidaro kupolas, dėžutė, kiaušinis arba rėmai, kuriame žmogus kankinasi. Žmogus mato tik tai rėmą ir tą dėžutę. Ir tada, kai žmogus mato tik tai rėmą, jisai gyvena kančioje. Ką tai reiškia? Jeigu žmogaus gyvenime iškilo problema, problema tai yra, įsivaizduokim, kad problema. Ir žmogus neleidžia tuo metu savo atsipalaiduoti, kas dažniausiai ir įvyksta, protas sukuria savo rėmus ir scenarijų. Ir jeigu šiaip protas nesukurtų mums scenarijaus, ta problema savaime susitvarkytų pati. Kodėl taip yra? Todėl, kad kūrėjo energija mus visada veda tinkamiausiu keliu. Galit pabandyti paprastuose dalykuose pasitikrinti, kaip tai vyksta. Paimti kažkokį savo nelabai reikšmingą dalyką ir tiesiog paprašyti, kad jūs tiesiog, nesvarbu, jūs galit vadinti kaip norit, aukštesnysis aš, kūrėjas, visata, Dievas, jokio skirtumo, kaip jūs tai vadinsit. Tiesiog pasakyti savo, kad dabar aš turiu kažkokį tai tikslą, ar ne, arba aš noriu kažką sužinoti ir aš tiesiog paprašau vedimo, ar ne, paprašau vedimo ir paleidžiu. Paleisti tai reiškia nebemintyti kiekvieną dieną apie tai, nelaukti kažkokio atsakymo, bet va taip kaip nusiunčiau, ar ne, siuntą kažkam, įdėjau į paštomatą ir aš daugiau nesirūpinu, ar ne, kaip ta siunta nukeliaus. Jinai tiesiog savo keliu nueina, ar ne, savo keliu. Jinai gali nueiti per, pavyzdžiui, kažkokius tai numatytus punktus, ar ne, jeigu siunta yra iš užsienio arba į užsienį, jinai gali truputėlį ilgiau eiti. Jeigu Lietuvoje galbūt yra numatyti kažkokie taškai, gali būti eigoje, kad papuls ne į tą paštomatą, bet jūs dėl to nesijaudinate, ar ne? Jūs žinot, kad galutinis variantas siunta nukeliaus pas siuntėją. Aišku, ten galit sakyti, būna visokių variantų, bet imkim taip jau dažniausiai, ar ne, kad įvyksta, kad siunta vis dėlto nukeliauja ten, kur reikia. Lygiai taip pat yra mūsų gyvenime. Kai mes kažkokį tai paleidžiam intenciją, ar ne, žiūrėkit, kartais po kažkiek metų, mėnesių ar savaičių, jums ateina suvokimas, kad kažkada aš to norėjau, ar ne, arba kažkada aš to paklausiau. Ir žiūrėkit, ateina laikas ir viskas ateina tinkamu laiku. Lygiai taip pat jums nesirūpinant, ar ne, kaip ir siunta nueina į paštomatą. Lygiai taip pat ir čia, jums nesirūpinant, jūsų intencija ateina tam tikrų laikų. Kas įvyksta mūsų gyvenime dažniausiai? Aš remiuosi kalbėdama savo patirtimi, savo klienčių patirtimi ir tai yra gyvas pavyzdys mūsų visų gyvenimuose. Nes taip gyvena turbūt, 98% žmonių. Žmonės save susitapatinę yra su protu. Žmogus tai lygu aš protas, ar ne? Nes kaip buvo nuo kūdikystės, ar ne, mes visi buvome mokomi mąstyti visada logiškai, priimti kažkokius tai sprendimus, eiti savo gyvenimo keliu, būti
geriausią savo versiją, nepasimesti, konkuruoti galiausiai, būti geresniu už kažką. Arba bent jau nepasiklysti kažkokiuose savo, kažkokiuose galbūt nerealiuose planuose. Nerealiuose, tai yra protui nerealiuose planuose. Tai mus visada mokino gyventi iš proto ir gyventi tose dėžutėse. Tai yra, ką mes logiškai galim sudėlioti, tai yra, kas yra numatoma ar ne keli žingsnius į priekį, tai yra tikra ir tai yra apčiuopiama. Ir taip yra iki šių dienų, ar ne? Visada taip yra. Nes jeigu būtų kitaip, kažkas pasakytų, tau galva, ar ne? Truputėlį. Taigi, pavyzdys toks, ar ne? Mes turime problemą ir vietoj to, kad mes atsipalaiduotumėm ir pasakytumėm tam, kuris mus veda, ar ne, pasakytumėm, kad aš pasitikiu tavimi ir leidžiu tau surasti patį geriausią variantą mano gyvenime. Ir tada tiesiog einu iš impulso ir gyvenu. Ką tai reiškia iš impulso? Dažnai žmonės maišo tam tikrus dalykus. Jie galvoja, kad pasitikėjimas ir pasidavimas tai yra gulėjimas ant sofos ir žiūrėjimas į lubas. Anaiptol tai nėra taip. Pasidavimas ir pasitikėjimas tai reiškia gyvenimas čia ir dabar, taip kaip tau gyvenasi, negromuliuojant ir nemintijant tų pačių savo minčių ir neieškant atsakymo, kaip išspręsti iškilusią problemą. Tai nereiškia, kad mes nieko nedarysime. Tai reiškia, kad kai mums atsitiko situacija, kuri kelia mums rūpestį, mes pirmiausia, ką padarome, atsitraukiame nuo minčių. Tai yra labai labai svarbi dalis. Pradžioje tai yra labai sunku padaryti. Vėlgi, protas mūsų labai dirba stipriai. Jisai labai stipriai mus maskuoja, krauna iliuzijas. Įsivaizduokit, protas yra tas pats, kas dirbtinis intelektas, galim pavadinti. Jisai viską sugromuliuoja, atsiprašau už tokį žodį, bet man jis kažkodėl sakosi. Jisai viską sugromuliuoja iš to, ką turi, ar ne? Vat iš tos savo mišrainės, kurios jisai rinko, ką jis patyrė, ką jis dėjo vieną ant kito, ne? Žinias, failus, jisai gromuliuoja iš to ir jums atneša vėl. tą patį per tą patį, žodžiu. Reiškia, viską, kas jam atrodo yra patikrinama, jisai jums paduoda ir pasako, čia yra pagristi faktai. Jeigu tu taip darysi, taip ir taip bus, ar ne? Tai vėlgi noriu įsiterpti. Aš nesakau, kad protas mums nereikalingas. Mes be proto čia negyventumėm. Jisai mums duoda aiškias gairias, ar ne? Kaip nueiti nuo taško A iki taško B, ką pasiimti ar ne iš daiktų, kad mes, pavyzdžiui, norim pasiimti šakutę, nepasiemam peilio. Viskas yra gerai. Protas, jisai atlieka savo darbą ir jo niekas nebando nuneigti. Tiesiog protas yra mūsų pagalbininkas, kaip mūsų ranka, kaip mūsų koja, kaip mūsų ausys ar dar kažkokia tai dalis. Tai reiškia, kad protas negali spręsti kiekvieno gyvenimo klausimo, ypatingai kas tai yra susijęs su ateitimi arba kažkokių problemų sprendimu. Reiškia, protas yra pajėgus išspręsti paprastus dalykus, gyvenimiškus, buitiškus, bet jis neturi kompetencijos išspręsti mūsų gyvenimo. Tai reiškia, kad atsitikus kažkokiai situacijai, kuri, sakykime, iškilo jūsų gyvenime, pirmiausia reikia nepulti į daug scenarijų rutuliojimo, bet atsitraukti į save, atsitraukti į tylą. Kas vyksta, kai mes atsitraukiame? Vėlgi, tam reikia treniruočių šiek tiek, kadangi kaip ir bet kuris raumuo, įpratęs būti silpnas, jisai negali iš karto sustiprėti. Taip ir čia. Reikia šiek tiek praktikos sustiprinti raumenį, kuris mums tarnaus, ar ne? Taigi atsitraukti į save, atsitraukti į tylą.
atsitraukti į savo vidų, galima stebėti savo kūną, galima stebėti kvėpavimą, galima atsidurti mintimis širdyje, pakaušyje, kojų pirštuose, kur jūs tik norit. Ir tiesiog atsitraukti nuo minčių. Mintys niekada nedings, jos plauks ar ne, plauks pro šalį, kaip žuvytės, kaip debesėliai, jos visada plauks. Bet jūs jų nemuškit su lazda, jūs jas pamatę, tiesiog praleiskit pro šalį. Pamatau ir viso gero. Bučkis ir ate. Pamatau ir viso gero. Kas tada įvyksta, kai mes atsitraukiame? Mes pasakome, Kūrėjau, aš pasitikiu tavim, aš nežinau iš proto, kaip man spręsti, nes protas yra nepajėgus rasti atsakymo. Protas, kaip minėjau, rutulioja iš tų pačių dalykų, kuriuos jis kažkada turėjo. Arba kuriuos turėjo žmonija, ar ne? Jisai gali paimti iš bet kur pavyzdį ir jisai labai yra gudrus. Ir jisai jums taip sudėlioja stipriai ir gerai, kad jums atrodo, vau, išeitis. Ir dažniausiai tai būna saviapgaulė. Nes protas yra, jisai daug kelia iliuzijų, daug baimių. O kai mes atsitraukiame į save, į savo vidų ir pasiduodame, mes suprantame, kad mes niekur nedingsime, mes esame čia patys savaime. Kūnas kvėpuoja pats savaime, gyvenimas vyksta ir be mūsų savaime. Ir tada, kai mes atsitraukiame, tiesiog darome viską iš impulso. Pajutau impulsą, einu pasivaikščiot. Pajutau impulsą, einu pasidaryti pavalgyti. Pajutau impulsą, paskambinau draugui. Ir tuo metu, kai mes tai darome iš impulso, Kūrėjo energija mus veda. Kas tada vyksta? Tada vyksta patys netikėčiausi dalykai. Kai mūsų galva nėra užkišta baimėmis ir mintimis, per mūsų, tarkim, viršugalvį veržiasi vedimas, Kūrėjo vedimas. Tyras. Ir tada, kai mes paskambiname draugui, staiga netikėtai mes gauname atsakymą į savo klausimą. Visai to nesitikėję. Paskambinę visai dėl kitos priežasties. Tokiu būdu išsisprendžia begalė dalykų. Vienintelis turbūt ir pats sunkiausias dalykas žmogui - leisti sau atsipalaiduoti. Taigi, ne kažką pasiekti, ne kažką sukurti, bet išmokti pasitikėti ir atsipalaiduoti tam, kad tikrosios žinios ir tikras vedimas eitų per mus. Tik tiek. Iš vienos pusės mažai, iš kitos pusės daug. Ir niekas nežino, kaip išsispręs klausimas. Visatoje yra nesuskaičiuojamai kelių, nesuskaičiuojamai galimybių, nesuskaičiuojamai variantų. Koks bus jūsų? Niekas jums negali atsakyti. Nei aš, nei kažkas kitas. Tiesiog tai gyvenasi. Ir jeigu jūs atsuktumėt laiką atgal ir pasižiūrėtumėt dažniausiai gyvenimo situacijose, kai jau atrodė viskas prarasta, kažkokiu būdu tai pasitaiso. Kažkokiu būdu įvyksta tas momentas, kai žmogus atsiduria vėl tiesiog savo gyvenimo momente, kai jisai supranta, kad viskas praėjo. Ir jeigu žmogus išmoktų nesipriešinti ir priimti tai besąlygiškai, greičiausiai tų situacijų būtų mažiau. Nes kaip žinia, mes vėlgi savo dėmesiu pritraukiame savo įvairius įvykius, ar ne? Ir jeigu jau įvyktų, tai žmogus žinotų, kad tai vyksta dabar tas, kas turi man geriausiai. Ir aš žinau ir pasitikiu, kad aš einu savo keliu. Ir mano variantas savaime man nusities palei kojas. Tik tada, kai aš nemintysiu,
nebijosiu ir neklausysiu proto kuriamų iliuzijų. Taigi, šiandieną mano paskatinimas būtų, jeigu sunku, jeigu pasimetėt, jeigu nežinot, kaip judėti toliau, galiu pasakyti jums džiugią žinią. Nustokit ieškoti atsakymų, kaip tą daryti. Atsipalaiduokit ir pasiduokit. Ir paprašykit vedimo. Būkit savyje. Darykite šiuo momentu tai, kas jums gera. Ir patikėkit, stebuklo būdu situacija išsisprendžia. Tada, kai jūs paleidžiat kontrolę, kai neberutuliojat visko, kai nebelaukiat, o kas bus, tai pasikeičia. Ir gali būti kartais labai sunku tai padaryti, bet kuo dažniau jūs tai padarysit, kuo dažniau jūs pamatysit save, ne kaip šitą protą ir ne kaip šitą kūną, o kaip kūrėjo energija, kuri reiškiasi per šitą materiją, nes jūs nesat tas kūnas. Kai jūs tai pamatysit vis dažniau ir dažniau, jums nebereikės klausti, o kaip, o kodėl, o kam. Savaime visi atsakymai jumise prabus kaip čia ir dabar, šiuo momentu. Taigi šiandieną tiek. Linkiu grįžti į save. Ir tik tada prasideda patys didžiausi ir netikėčiausi gyvenimo stebuklai. Iki.